Visiems sveiki. Šiandien yra balandžio 12 diena ir aš noriu parodyti tulpes, kurias mes su jumis sodiname vėlai rudenį ir kokios jos išaugo, ar atitinka palei paveikslėlius. Noriu parodyti. Tai va, tokios tulpes ir nežinau. Šiaip rodo, kad čia yra papūginės ir tokios raudonos turėjo būti, bet raudonos spalvos aš čia nematau. Aš čia matau labiau morkinę su geltonais pakraštėliais, tokia ryškiai oranžinė. Šita pirmoji įsiskleidė, tai va, jinai tokia labai didelė, tokia didelis svogūnėlis matyt buvo. Tai jos turėjo būti va tokios spalvos, aš net neištraukiau, laikiau visą žiemą tuos nurodymus. Tai va čia jos vadinamos tos papūginės, oranžinės, nors turėjo būti raudonos, taip. Čia mes turime tikrai tokia spalva, jinai graži labai, tokia spalvytė, raudona. Ir tulpės tikrai, va, šitos tulpės yra irgi parodyta ant paveikslėlio raudonos ir čia tokios raudonas spalva. Bet labai gražus žiedas, tikrai labai gražus žiedas. Dar aš sodinau į tą vazoną miksą šitų gėlyčių, frezijų. Ir nė viena neišlindo, nesimato nei vienos. Niekas neužaugo. Frezijų niekada neauginau, tai vat ir nežinau, kaip jos auginamos. Gal reikėjo labai anksti sodinti, bet vat grožis neišpasakytas. Balandžio 12 aš turiu tokias gražias gėlės. Šitas vazonas buvo sodinama ir aš filmavau kartu su jumis. Sodinau ir sakiau, kad pavasarį lauksim, kada pas mane žydės čia gėlės. Sekantis vazonas tai yra baltas vazonas. Tikrai vat galiu pasidžiaugti. Nu, aišku, prisišiukšlino man, ištraukiau žemės šitos tulpės. Tulpė, Verona, nuostabi, labai graži, labai gražios, labai kvepia, netgi kvepia, toks aromatas čia sėdint prie jų skleidžiasi. Labai patiko man. Labai jau visą savaitę jos man čia žydi. Dar į šitą vazoną esu sodinusi šitokias flamingo. Bet nieko dar aš nematau iš to flamingo. Čia vos lenda, čia kažkas tai negerai. Nu gal čia bus vienas žiedelis, vat. Čia kažkas tai yra, nu labai prastai. Su flamingo tikrai nieko gero. Ir ką turiu pasidžiaugti, vat lenda. Čia turiu pasodinusi aš, to ištrauksiu, geltonus. Labai gražius geltonus jacintus. Tik tai, oi atsiprašau, aš taip judu negerai. Tik tai man čia nieko gero su jais nesigavo. Ar matosi? Nelabai matosi turbūt. Va, čia yra vienas. Ne, taip reikia pasistatyti, va šitaip va. Va, 2 tik tai, o sodinau 3, kur trečias nežinau, dingo. Neišlindo, nėra. Su šito vazonu. Taip, trečias vazonas, nu jūs jau puikiausiai žinote,
Aš jau jį pirmiausia ir rodžiau. Labai labai skanus aromatas. Aš labai džiaugiuosi va šitais va. Aš juos pirkau parduotuvėje. Čia yra visas rinkinukas. Dar lenda žemėje, matau bus. Gal aš per giliai sukišau, nežinau. Gal nereikėjo taip giliai kišti. Čia buvo man pirmas kartas, kai aš sodinau gėlės į terasą. Tai kitą kartą žinosiu, galima gal kišti nelabai giliai. Na ir paskutinis vazonas. Tai tas, kuris aš jo labiausiai laukiau ir nieko nesigavo. Čia va matote, sodintos labai gražios tulpės. Dar vienas pakutis tulpių buvo tokių. Ir frezijas. Frezijas kišau, aš kiek atsimenu, į kampus. Čia išlindo visai neseniai. Nu, tikėsimės, kad dar kažkas tai bus. Bet jūs atsimenat, kada aš sodinau? Aš juos sodinau prieš naujus metus. Aš laukiau, eksperimentavau. Čia buvo labai gražios gėlės mano surfinijos. Ir jos tiek žydėjo, man buvo gaila jas rauti lauk. Ir aš grinai jau kalėdinę savaitę kišau į šitą vazoną. Ir po to užėjo šalti orai, atšalo oras. Tai matyt, tos tulpės paprasčiausiai nespėjo įsišaknyti gerai. Arba svogūnėliai sušalo. Nu, tiesiog net neįsivaizduoju. Bet vat kurios tulpės sodintos anksčiau, tai vat prašau, koksai grožis. Jos žydi, viskas tvarkoj yra. Bet tulpės ir vazonas, kuris buvo sodintas vėliausiai, man parodė, kad nieko gero iš to nėra. Nereikia laukti, jeigu turite tulpių svogūnėlius, tai kuo greičiau kišti ir sodinti. Ir labai gaila, kad man neišėjo užauginti nei vienos frezijos. Aš taip tikėjausi, taip norėjau sužinoti, ar užaugs. Nu, žinosim, kad man neverta buvo pirkti ir neverta buvo sodinti. O vat jacintai, tulpės tikrai reikia sodinti spalio mėnesį, turėti pasiruošusius vazonus. Aišku, galima ne į tokius didelius vazonus, bet pas mane tie vazonai stovėjo su gėlėm. Čia visą vasarą man žydėjo surfinijos, tai aš jas roviau lauk, kurios sirgo. Ir vat gražiausiai atrodo. Tikrai galima pasipuošti vazonus namuose ir džiaugtis. Aš įsivaizduoju, kad jos nužydės, lapai nugels. Aš išrausiu ir sodinsiu savo mėgstamas gėlės. Tai ieškosiu vėl surfinijų, kokių verbenų įdomių, kurios pakenčia karštį, nes čia pas mane yra įstiklinta terasa. Tai žinote, kad čia būna ir saulė, čia yra nuo ryto, va dabar yra 10-11 valandų ir jinai nuo 11 iki vėlyvo vakaro, va tai va sukasi ir saulutė ten leidžiasi ir čia būna labai karšta. Tai reikia, jeigu esam namuose, atidaryti duris, langus visus, kad nekepti, ir tada gėlėm labai patinka. Šiaip tai surfinijos tai ypatingai tą perneša visą dalyką ir dar patinka šitom mano gėlėm kitom. Taip kad va toks eksperimentas, džiaugiuosi šitom gėlėm, tikrai labai gražu. Merginos ir moteris, pirkite tulpes rudenį ir sodinkite drąsiai į savo balkonus, į terasas ir puoškite ir džiaukitės. Tai tikrai džiaugsmas, labai didelis džiaugsmas turėti namuose žydinčių gėlių, kurios džiugina jumis. Nu gražu, ar tikrai gražu? Ar jum gražu?
Man tai labai gražu. Tai tiek norėjau pasakyti, pasidalinti savo patirtim. Žinosiu dabar, ko negalima daryti, kad reikia sodinti anksčiau ir sodinti tuos dalykus, kuriuos jūs tikrai žinosite, kad jie išaugs ir džiugins jūs. Drąsiai sodinkite hiacintus, tulpes. Tai čia iš mano patirties yra. Sėkmės jums visiems.